Labą dieną visiems. Taip, tuoj pasišarinam desktopą. Matote, ar kas nors pasakykite, ar matosi ar nesimato? Neatsimato, Roberta, kol kas nieko, žinau. Nieko nesimato, supratau. Gerai. Taip. Failai. Mhm. Neduoda. Kodėl man neduoda, nu va. Tuoj. Taip. Nu va, radau. Matosi dabar. Taip, matosi. Taip, labai gerai. Tai šiandien pakalbėsim apie atliekų darytojus, kokios jiems yra privalomybės ir ką prieš įstatymą jie turi daryti. Labai gal detaliai į lydraščių pildymą nelysim, bet jeigu bus kažkokių klausimų, būtinai aptarsiu, rašykite klausimus, stebėsim. Svarbiausia, kad būtų naudingas šitas susitikimas. Taip, jeigu čia esat prisijungę, GPAI sistema yra nuo 2018 metų, tai daugeliu jau tikrai yra matyta. Visame laikotarpyje nuo sukūrimo jinai vis po truputį tobulinama, atsiranda visokių naujovių ir kas kartą kažkokie patobulinimai ir vis daugiau funkcionalumų yra įvedama. Ir tai yra sistema, kurioje visi atliekų darytojai, tvarkytojai privalo pildyti atliekų susidarimą, perdavimą, lydraščius, visą apskaitą, žurnalus, metinės ataskaitas, tvarkytojai atliekų tvarkymą turi apsirašyti. Taip pat, jeigu dalyvavote vakar mokymuose, tai visi gamintojai ir importuotojai pakuotės turi irgi čia apskaityti, taip pat užstato sistemos dalyviai čia apskaito, atliekų tvarkytojai pažymas išrašo apie sutvarkytas pakuočių atliekas. Ir tai yra tokia vieninga sistema, kurioje viskas, kas su atliekomis, su pakuotėmis yra susiję. Ir jeigu detaliau, tai GPAIS yra skirtas, kaip minėjau, atliekų susidarimo apskaitai. Tai kiekvienas subjektas, jeigu pas jį susidaro atliekos, bet ne visada. Dar mes detaliau aptarsim, kokios veiklų sritis privalo vykdyti apskaitą, nes yra, kuriom nėra privalu. Arba galbūt pas jį atliekos susidaro buitinės, komunalinės, kurių apskaityti nereikia, arba iš buities susidaro pakuočių atliekos, kurias irgi surenka atliekų vežėjas apvažiavimo būdu. Taigi dar tvarkytojai, pakuočių gamintojai ir importuotojai, yra gamintojų importuotojų sąvadas, kur irgi kiekvienas importuotojas gamintojas turi aprašyti, ką jisai veikia, ar importuoja, gamina produktus apmokestinamuosius, ar pakuotės užpildo, ar importuoja ir parduoda į Lietuvą pakuotės. Užstato sistemos administratorius irgi veikia GPAIS-e. Taip pat visos tvarkymo sistemos irgi administravimas vyksta GPAIS-e. Ir čia yra screenshotas iš pačios sistemos ir visos tos sritys yra parodytos. Tai kiekvienas, kuris prisijungia prie verslas, kuris prisijungia prie šitos sistemos, turi pildyti tai savo sritį. Jeigu kažkokios veiklos jisai nedaro, tai toje srityje dažniausiai būna nieko, tuščia. Ir jeigu kažką daro, tai tada toj srityje turi vykdyti visą apskaitą. Pavyzdžiui, atliekų tvarkytojai pradžioj turi turėti taršos leidimą arba tipką ir tik tada jiems yra leidžiama kažkokius veiksmus daryti atliekų tvarkytojų skiltyje. Taip pat, jeigu yra tik atliekų vežėjas,
Tai jisai užsiregistruoja atliekų tvarkytojų valstybės registre, kuris irgi nuo gegužės mėnesio šių metų yra integruotas į GPAIS-ą. Ir jisai bus atliekų tvarkytojų vietoje, kai užsiregistruoja TVR, jis irgi tada gali pradėti dalyvauti pačiame procese, nes atliekų vežėjai nurodomi tik tai kaip vežėjai, bet patys lydraščių nepildo. Ir jeigu vežėjo nėra ATVR, neduos atliekų darytojams priskirti vežėjo į susidarimo lydraštį ir perdavimo, ir jisai negalės irgi dalyvauti to viso sistemai. Žodžiu, jeigu neturit reikiamo leidimo savo veiklai, ko reikalauja Lietuvos įstatymai, tai jūs GPAIS-e neatsidursit. Gerai, toliau. Pakalbėkim pradžioje apie atliekų tvarkytojus. Tai kas tai yra? Tai yra įmonės, kurios apdoroja atliekas, tai yra atliekų tvarkytojai. Ir įmonės, kurios importuoja į Lietuvą ir eksportuoja iš Lietuvos atliekos, jie irgi taip pat yra atliekų darytojai. Atliekų importui ir eksportui reikia gauti dar tarptautinio atliekų vežimo leidimą. Šitą dokumentą turi derinti su aplinkos apsaugos agentūra įmonė, ir tik tada, kai yra tas leidimas, jie yra įvedami irgi į GPAIS sistemą, kad galėtų daryti, funkcionalumas tada būna prieinamas. Jeigu neturi tokia įmonė leidimo, tai to funkcionalumo negali daryti. Toliau, atliekų tvarkymo įmonės irgi skaitosi tos, kurios laiko atliekas, saugo atliekas. Nes pagal atliekų tvarkymo įstatymą, jeigu įmonė laiko nepavojingas atliekas ilgiau negu 12 mėnesių, o jeigu pavojingas atliekas ilgiau negu 6 mėnesius, tai tam tokiai veiklai jau yra reikalingas leidimas, ir reiškia, tu jau būsi kaip, ta įmonė bus kaip atliekų tvarkytojas. Taip pat prie atliekų tvarkytojų pagal veiklą surinkimas, vežimas ir visi atliekų vežėjai yra priskiriami prie tvarkytojų, ir prekiautojų ir tarpininkai. Jie taip pat dalyvauja GPAIS. Ir kaip minėjau, įmonės, kurios turi tipką arba taršos leidimą irgi, jos jau yra, gauna prieimo prie atliekų tvarkymo skilties. Ir jeigu veikloje susidaro pavojingos atliekos, jos irgi taip pat turi turėti, jos taip pat viską irgi turi apskaityti. Taip, toliau. Jeigu įmonė vykdo dabar šiek tiek patikslinsiu. Atliekų darytojai. Yra keletas punktų, kurie taip pat ir pačioj GPAIS sistemoje yra aprašyta, aš čia tiesiog žmogišką kalbą sutraukiau, kurie privalo vykdyti atliekų susidarimo apskaitą pačioj GPAIS prie atliekų darytojų. Tai atliekų tvarkytojai, kurių veikloje susidaro atliekos, jos ne prie darymo skilties, o prie atliekų darytojų taip pat privalo pildyti, jeigu, sakykime, tos atliekos yra susidariusios būtent atliekų tvarkymo proceso metu. Toliau visos įmonės, kurių veikloje susidaro pavojingos atliekos bent 1 kilogramas į metus, jos taip pat turi vykdyti atliekų apskaitą. Toliau irgi yra vienas punktas, kur pavyzdžiui, gydymo įstaigos, kurios turi 10 ir daugiau darbuotojų, privalo pildyti, bet gydymo įstaigose, pas odontologus, pavyzdžiui, netgi ir kosmetologai, kurių veikloj susidaro infekuotų atliekų, tai pavyzdžiui, adatos kažkokios panaudotos priemonės, vienkartiniai
vienkartinės priemonės, rūbai, pirštinės, kurios, sakykime, turėjo sąlytį su kūno skysčiais ar krauju, tai tokios atliekos galimai turi infekciją ir jos kaip ir pavojingos. Jeigu naudotos, pavyzdžiui, adatos buvo, tai jo švirkštai, tai adatos irgi jau turi galimai infekciją, jos skaitosi pavojingos. Tai gydymo įstaigos, kosmetologiniai, odontologai, jeigu dirba vienas individualiai arba ten keli žmonės, jų veiklo, jeigu susidaro pavojingos, jie vis tiek jau turi pildyti GPAISO susidarimo skiltį. Žodžiu, turi pildyti atliekų susidarimą. Ir dar čia įmonės, kurios per metus, kurių veikloje susidaro virš 12 tonų nepavojingų atliekų. Tai yra tokia minimali riba, nuo kurios įmonė privalo jau pildyti. Tai visi šitie punktai, kuriuos dabar vardinu, yra pagal atliekų tvarkymo įstatymą ir inspektoriai aplinkosaugos, jeigu ateina pas jūs, jie sako, kad reikia pildyti, net šiaip, kad GPAIS reikalauja. Visos taisyklės, jos yra apirašytos įstatymo taisyklėmis, apskaitos taisyklėmis atliekų ir GPAIS yra tik tai platforma, kurioje atsispindi visa ta informacija. Toliau, kokios toliau įmonės? Visos įmonės, kurios vykdo automobilių remontą ir susidaro atliekos. Tai yra, gali būti individuali veikla. Vienas meistras dirba garažiuke, padangas keičia, ten tepalus keičia, filtrus keičia, jis irgi turi pildyti GPAIS atliekų susidarimo visą apskaitą, atliekų tvarkytojams per lydraščius atiduoti ir dažniausiai transporto priemonių remonte visos atliekos, ne visos, dalis atliekų yra pavojingos. Tai va, irgi susipina, kad ir bent kilogramas pavojingų atliekų susidaro ir dar transporto priemonė. Tai tikrai būtinai reikia pildyti. Prie gydymo ir veterinarinių, tai kaip ir minėjau, ir mažesnės įmonės turi pildyti, nebūtinai 10 darbuotojų. Ir įmonės, kurių veikloje susidaro alyvos atliekos. Tai čia gali būti ir transporto priemonių remontas, ir kai visos atliekos lieka servisui arba meistrui, bet ir gali būti pačioje įmonėje, jeigu įmonė savo autoūkį prižiūri pati ir pas save garaže keičia tepalus pati ir pas jos susidaro alyvos atliekos. Tai vadinasi, jau reikia pildyti GPAISO darytojo dalį. Toliau. Atliekų darymo apskaitą privalo pildyti ir vykdančius statybas bei griovimus. Tai kai statybvietėje susidaro atliekų ir atiduoda atliekų tvarkytojam, gali būti griovimas iš dalies statybvietėje, gali būti visas statinys griaunamas, tai atliekų susidarimo apskaita ir perdavimas statybinių atliekų tvarkytojams taip pat turi atsispindėti GPAIS. Dėl maisto įstaigų tai yra toks apribojimas, kad restoranai ar maisto gamybos įmonės, tų, kurių virš 5 tonų per metus susidaro maisto atliekų, irgi privalo. Bet jeigu įmonė dėl kažkokios kitokios priežasties pildo bent vienos iš šitų, kurias aš dabar vardinu, pildo atliekų susidarimą, tai tuo metu reikia pildyti visas atliekas. Ne vien tik tai tas, dėl kurių privalu, bet tada kokios atliekos besusidarytų, reikia pildyti. Jeigu jau pildai GPAIS, tai tada pildai už viską. Tik tai nuo 23 metų nebereikia pildyti komunalinių atliekų, nes priėmė taip, kad kadangi komunalinės atliekos yra išvežamas apvažiavimo būdu ir atliekų tvarkytojai pas save susipildo, o pas atliekų darytojus komunalinių atliekų nebereikia pildyti. Dar ir jas reikėjo vesti nuo 18 metų. Toliau, gamintojai importuotojai, kurie importuoja gaminius, jie yra supakuoti
ir tos pakuotės yra sandėlyje pas gamintoją importuotoją išpakuojamos. Ir gaunasi savų reikmių pakuočių atliekos. Tai va tokioj situacijoje gamintojas importuotojas privalo pildyti atliekų susidarimo apskaitą. Tai turi žurnalą, kada susidarė, perdavimą daryti atliekų tvarkytojams. Jeigu perdavė, gali ir neperduoti, bet jeigu dar pagal atsakomybės gamintojo importuotojo, tai gamintojai importuotojai savų reikmių pakuočių srautą turi užduoti sutvarkyti 80%, kai kitos, kurios yra importuojamos ir parduodamos į Lietuvą, arba Lietuvoje užpildomos ir parduodamos į Lietuvą, dar šiek tiek mažesnių procentų turi užduoti sutvarkyti pakuočių atliekas. Tai jeigu toks gamintojas importuotojas, kuris importavo, pavyzdžiui, pirko statybinių medžiagų, kur išpakavo, liko paletės, liko kažkokie kartoninės dėžės, gal stretch plėvelė, ir jeigu nori jisai gauti pažymą už tą visą pakuotę, jis turi visas tas atliekas atiduoti atliekų tvarkytojui ir informuoti jį, kad norėsit gale metų pažymų, kad po to būtumėt atleisti nuo taršos mokesčio. Tai GPAIS-e vyksta dalyvavimas. Taip. Pažiūrim, gal kažkokių klausimų turit. Dar nėra. Taigi, turim palengvinimą nuo 23 metų atliekų darytojai. Nereikia kiekvieną ketvirtį formuoti už ketvirtinį žurnalą suvestinės ir patvirtinti. Nuo 23 metų yra vienas žurnalas visiems metams. Kadangi yra dabar fiksuojama data, kada tiksliai pildote žurnalą, yra lengviau atsekti, ar jūs vėluojat pildyti, ar nevėluojat, nes pagal taisyklės per 5 darbo dienas privalu užpildyti atliekų susidarimą nuo tada, kada susidarė jos. Ir pasibaigus mėnesiui taip pat už praėjusį mėnesį reikia supildyti per 5 dienas. Bet yra dar vienas dalykas. Kai tu formuoji lydraštį, tu negali atidavinėti atliekų, jeigu atliekų nėra susidarę. Tai dar yra vienas punktas, kad atliekų susidarimas turi būti užfiksuotas tą pačią dieną. Tai jeigu, sakykime, jūs pildot, kad išvežėt 30 dieną, pavyzdžiui, šiandien paleidžiat lydraštį, bet 31 dieną tik tai suvesit žurnale, kad susidarė už 30 dieną tas kiekis, kurį perduodat, tai atėjęs inspektorius jums gali ir kabintis už nelaiku vedamą atliekų susidarimą. Tai, žodžiu, aišku, visada yra žmogiškasis faktorius, bet inspektoriui gali ir pasiūlyti kokią baudą arba išrašyti kažkokį įspėjimą, o jeigu specialistas turi kelis įspėjimus, žiūrėk, jau ir nebus įmanoma susimažinti baudos, jeigu už kažkokį rimtesnį įmonę gaus kažkokią rimtesnę baudą patikrinimo metu, planinę arba neplaninę. Ir atliekų darytojai, kai suformuoja iš metinio žurnalo metinę suvestinę ir patvirtina tą metinę suvestinę, tada irgi mygtuko paspaudimu formuoja metinę ataskaitą ir ją turi pateikti iki kovo 1. Tai va, darytojam yra atliekų tokius terminas, kada privalo GPAIS-e apskaityti visą atliekų susidarimą ir laiku priduoti metinę ataskaitą. Nes dar už įrašymą pavėluotą atliekų susidarimo į žurnalą gali ir praleisti inspektorius, bet metinė ataskaita turi būti priduota laiku. Yra toks momentas, niekas nedraudžia koreguoti ir taisyti ataskaitų. Svarbiausia, kad būtų priduota laiku, iki termino, kaip reikalauja įstatymas. Tai jeigu matot, sakykime, kad yra kažkokių neaiškumų, matot, kad nespėjat, tai tada suformuojat, patvirtinat. Tik tai tas pridavimas metinių ataskaitų irgi yra palengvintas
atliekų, kad jeigu koreguojat patį žurnalą, tada atsišaukia ir metinė ataskaita. Anksčiau reikėdavo rašyti agentūrai laišką, kad prašoma atšaukti metinę ataskaitą ir tada tik tai galėsit koreguoti tą metų eigoje visą žurnalą. Taip, matau. Taip, tai kad būtų lengviau, kad nešokinėt nuo temų, galiu tada į klausimus. Ar teisingai supratau, kad susidariusios atliekos vedamos tik tada, kai susidarė, o suvestinė teikiama tik vieną kartą metinė? Taip, atliekos susidaro, nes atliekų susidarimo žurnale atsirado nauja skiltis, kada įrašas yra daromas ir taip matosi, kada čia atliekų tik darytojams. Tvarkytojai ir dabar toliau turi ketvirtinius žurnalus pildyti, ketvirtinės suvestinės pildyti ir po pasibaigus ketvirčiui, iki sekančio mėnesio 15 dienos suformuoti ir patvirtinti suvestinę. Tai dabar, jeigu apie darytojus kalbant, tai laiku, kai susidaro atliekos ir pildyti, atliekos turėtų būti pildomos kartą į savaitę arba iškart, kai susidarė. Tai jeigu pas jūs yra tokia veikla, kad nesusidaro ten kiekvieną dieną ir gal kiekvieną savaitę nesusidaro, tai užpildo tada, kada susidarė. Ir suvestinė formuojama, kai jau baigėsi metai, irgi mygtuko paspaudimo suvestinė formuojama, kai suformuojama, tada patvirtinama ir tik tada leis formuoti metinę ataskaitą, kai bus patvirtinta metinė suvestinė. Ir metinė ataskaita atliekų susidarimo teikiama iki kovo 1. Gerai, tikiuosi atsakiau. Ar suvestinės suformavimo ir pateikimo terminas irgi iki kovo 1 dienos? Taip. Suvestinė ir suformuoti ir patvirtinti, taip, iki kovo 1. Taip, užsidarom. Dabar tvarkytojai. Tvarkytojams šiek tiek sudėtingiau, jie kas ketvirtį turi savo veiklą stebėti ir formuoti ketvirtinius, pildyti žurnalus, jeigu yra kažkokie pasikeitimai, sakykime, gaunami iš fizinių asmenų atliekos, žurnale taip pat fiksuojamas yra atliekų perdirbimas ir suformuoti suvestinę ir patvirtinti reikia pasibaigus ketvirčiui iki 15 dienos. Tai pavyzdžiui, rugsėjo 30 baigėsi 3 ketvirtis, tai iki spalio 15 dienos visi atliekų tvarkytojai turėjo suformuoti ir patvirtinti ketvirtinį 3 ketvirčio žurnalą ir susiformuoti naujam ketvirčiui ketvirto ketvirčio žurnalą, kad jame toliau fiksuoti visus įrašus. O iš patvirtintų 4 ketvirčių suvestinių, kai yra patvirtinta, tada formuojama metinė ataskaita ir ji privalo būti pateikta iki kovo 15. Tai va čia šitoj vietoj atliekų tvarkytojai 4 ketvirtį jau turi pasitvirtinti iki sausio 15. Nes gruodžio 31 baigės 4 ketvirtis, tai iki sausio 15 paskutinį ketvirtį privalo pasitvirtinti suvestinę, tvarkytojai čia. O metinę ataskaitą privalo pateikti iki kovo 1. Taip, matau, klausimas kažkoks. Jeigu visgi dėl tam tikrų priežasčių suformuota yra suvestinė, bet buvo pamiršta suformuoti ataskaitą, ar GPAI sistemoje galima pavėlavus formuoti ataskaitą? Visas ataskaitas ir suvestinės galima formuoti ir keliems metams praėjus, tiesiog jau matysis data, kada buvo formuojama ir koks asmuo netgi formuoja. Nes mes prie GPAISO jungiame su savo asmeniniais duomenimis, tai jeigu, sakykime, prie GPAISO dirba keli asmenys yra priskirti atstovai, tai matysis, kuris asmuo suformavo, kuris patvirtino, kuris kažkokius korekcinius gal veiksmus padarė. Žurnalo įrašų nesimatys, bet kas suvestinės formuoja ir tvirtina, ten metinę ataskaitą formuoja ir tvirtina, ir kas lydraščių, sakykime, suformavo ir paleido, užbaigė ir dar koregavo. Taip pat čia matosi. Kas įrašus daro į žurnalus, nesimato. Taip. Tai va, atsakiau, kad ir pavėlavus ataskaitas galima, tik tai
GPAIS, kai jau tvirtinsit, išmes langelį, kodėl vėluojate, nurodyti priežastį. Tai jeigu turit kažkokią konkrečią priežastį, dėl ko vėlavote, įrašykit, nes kuo aiškiau bus inspektoriui betikrinant, tuo bus geriau. Dar kažkokį paaiškinimą gal paprašys inspektorius tikrinimo metu, kad kodėl, ką reiškia tas jūsų sakinio parašymas, kodėl jūs čia pavėlavot. Bet šiaip geriau nevėluoti, jau geriau susiformuokit, pasitvirtinkit iki kovo 1, o paskui, jeigu matot klaidų, atsišaukit ir toliau pasikoregavę paduokit, priduokit normaliai. Nes tas terminas, jisai labai svarbus. Kai nėra kitų kažkokių priežasčių, prie ko kabintis prie jūsų, tai prie termino kabinas inspektorius. Taip, kaip ir man prie pabaigos. Jeigu dar kažkokių, aišku, čia mes greitai labai susisukom, jeigu turit dar kažkokių klausimų, galim dabar visus kitą aptarsim. Ar ką norėjau pasakyti, dažnai paskutiniu metu yra atliekų ir lydraščių ir yra toks momentas, kai užpildot žurnalą, jeigu, pavyzdžiui, atlieka yra kažkokia nauja, negu įprastai buvo pastoviai, PVZ. Jūs esate ten kažkokią sanatoriją ir jūs ten kartą į savaitę, kartą į mėnesį atiduodat maisto atliekų. Ir atidavėt kažkokios gal elektronikos visai kitiems atliekų tvarkytojams. Jūs žurnale sufiksavot, kad ten pagal išmatavimus ten yra atliekų tipai ir kodai, kad ten didesnės elektronikos, mažesnės elektronikos, jūs suvedėte žurnalą, pradedat formuoti lydraštį, suformuoti leidžia, bet neleidžia paleisti vykdyti vežimą. Ir meta klaidą, kad tarytum tų atliekų nėra. Tai tuo atveju, kai yra naujos atliekos, negu įprastai visada vežamos, reikia nueiti papildomai, šalia lydraščių yra tokie skiltis sukauptos atliekos. Tai ten paspausti mygtuką atnaujinti ir tada sistema užsikrauna tais kiekiais, kuriuos ką tik suvedėt. Nes, pavyzdžiui, kai įprastai visos atliekos, kurios pastoviai, sakykime, cirkuliuoja ir jūs perdavinėt atliekų tvarkytojam, tai to mygtuko nereikia spausti, jūs įvedat žurnale ir viskas leidžia tą kiekį perdavimo įrašyti į lydraštį arba jį gal tuščią paleisti, bet kai yra susidarimas atliekų, jį leidžia paleisti. Tai tokiu atveju nereikia, bet jeigu iškart meto klaidą, kad nėra atliekų, o jūs žinot, kad įrašėte į susidarimą, tai reikia nueiti į sukauptos atliekos, paspausti mygtuką atnaujinti. Taip, matau dar klausimą. Įmonės veikloje susidariusios atliekos paima rangovai, nes jų darbo metu susidaro ir jie priduoda atliekas tvarkytojams. Ar tinka vadovaujantis teisės aktais, kad sutartyje su rangovais nusimatysime, kad atliekos, kurie susidaro rangovai veiklos metu, jiems ir priklauso? Taip, jeigu sutartyje jūs apsirašot, kad tos atliekos priklauso rangovams, tai tas atliekas ir pildo rangovai. Pavyzdžiui, būna dažnai įmonės ten kažkokiam padalinė daro gal kokią rekonstrukciją ar griauna statinių dalį ir ten susidaro statybinių atliekų. Ir pagal sutartį ten rangovas visos atliekos, kurios susidaro nugriovus, turi sutvarkyti pats ir pateikti ten įrodantį dokumentą užsakovui, tai pagrindiniai įmoniai. Tai tada rangovas pas save atliekų susidarimo vietą apsirašo tą adresą ir iš to adreso leidžia, iš tos atliekų susidarimo vietos, leidžia lydraščius, pildo susidarimo žurnalą ir paskui, kai užbaigia objektą, prašo atliekų tvarkytojo kažkokios bendrinės pažymos, kaip tas viskas atrodo ir dar, jeigu užsakovas reikalauja arba dar statybų inspekcija dažnai irgi reikalauja tų visų konkrečių lydraščių, kuriais buvo perduotos visos susidariusios atliekos. Tai va, tai jeigu sutartyje apsirašėt, kad atliekos ne jūsų, tai ir nereikia pildyti. Taip, kitas klausimas. Atliekų perdavimas ne atliekų tvarkytojai.
kokiais atvejais galima šioje vietoje registruoti atliekas, ką reiškia būtina atliekas perduoti tokias atliekas galinčiam priimti įmonę, asmenį ir kitą. Ar galima pateikti pavyzdžių? Pavyzdžiui, aš pati dar irgi taip darau, jeigu atliekų darytojas buvo nesiregistravęs GPAIS-e, o jis jau atliekų yra pridavinėjęs atliekų tvarkytojui, atliekų tvarkytojas pildė už tą kiekį žurnalą, kad atliekų darytojas nevykdo apskaitos. Tai ir taip, sakykime, automatu susipildė visą atliekų kiekį, tada kažkurio momentu atliekų tvarkytojas nebuvo informuotas, kad jau darytojas užsiregistravo GPAIS-e ir įvykdo jau atliekų susidarimo veiklą. Tai visada atliekų darytojams rekomenduoju va toj skiltyje perdavimas netiesiogiai užsifiksuoti, kad buvo susidarę ir nurodyti įmonę, kuriai buvo perduota. Tai atliekų susidarimo žurnale, kur atliekų susidarimas susirašo, kiek kada kokių atliekų susidarė, o toj skiltyje, kur perdavimas netiesiogiai, tai nurodoma įmonė, kur buvo perduota. Dabar skaitau ir matau, kad aš biškį kitą skiltį atsakinėjau. Atliekų perdavimas ne atliekų tvarkytojui. Tai čia šiaip atliekų perduoti ne atliekų tvarkytojui negalima. Aš galvoju, kad šita skiltis būtų, kad jūs ne atliekas atiduodat, o daiktus. Pavyzdžiui, griovimo metu pas jūs ten kažkokį dalį plytų naudotų atrinkot, ir tai yra jau ne plytų atliekos, bet panaudotos plytos. Ir susidarimo vietoje tai turite apsirašyti visus kiekius, ten ir atliekas, ir neatliekas. Ir tuomet toj skiltyje nusirašinėjate, nes jeigu toj skiltyje nebus parašyta, kad atiduoti kaip daiktai dalis medžiagų, tai jums per metinę ataskaitą matysis, kad jūs pas save turite likučių medžiagų. Atliekos priduotos, o medžiagos ne. Todėl reikėtų apsirašyti. Tai kur neatliekų darytojams, vadinasi, reikia ten daiktus medžiagas, neatliekas atidavinėti. Taip, dabar žiūriu, ar čia tas pats žmogus dar klausia. Taip. Taip, dar ir ką reikia, ir ką reiškia būtina atliekas perduoti tokias, galinčiam priimti įmonei. Tai va čia tas yra, kad visas atliekas, kurios susidaro mūsų veikloje, mes turim atiduoti tokias atliekas tvarkančiai įmoniai. Tai reiškia, mes per ETVR pasitikrinam, ar ta įmonė turi teisę priimti tokias atliekas. Ir GPAIS irgi šiek tiek yra tokia kaip ir apsaugos rodiklis, toks saugiklis, kad jeigu įmonė pas save TVR ar su taršos leidimu, ar su vežimu, surinkimu, su tom tik tai kaip vežėjo veiklomis, jeigu neturi tam tikros atliekos kodo, tai tokia įmoniai neleis suformuoti lydraščio. Tai reiškia, yra apsauga, kad jeigu įmonė turi teisės priimti, perdirbti ar vežti atliekos, tai jai lydraščio bus neįmanoma suformuoti. Dabar irgi su statybiniam paimsiu. Nežinau, matėt, nematėt, čia paskutinius porą metų vis eina kalba, kaip aplink Vilnių daug visokių yra nelegalių statybinių atliekų vežėjų, kaip greitai pigiai veža. Tai tie, kurie neoficialiai vykdo veiklą, kurie žmonių, kurie valosi garažiukus ar dar kažkokias savo teritorijas, susidaro atliekų, jie išveža greitai pigiai ir neaišku, kur sudegina, pakasa, kažkur rūšiuoja neaiškiom. Tai jie oficialiai neveikia, jie niekados neišrašys sąskaitos, jie niekados neduos jums dokumento apie atliekų sutvarkymą. Tai čia ir yra, kad atliekas reikia atliekų tvarkytojui atiduoti. Kaip pasitikrinti, ATVR yra viešai prieinamas, net neprisijungus prie GPAIS-o. Google susiveda tą ATVR ir mes į GPAIS sistemą ir ten
atliekų kodą arba pavadinimą, kai žinot pavadinimą įmonės, irgi jums išmes, ar ta įmonė registravusis yra ETVR ir matysitės jūs, kokius kodus jinai tvarko, veža ar perdirbinėja. Tai yra tokia vieša informacija, kur galima pasigilinti daugiau apie tą paslaugos tiekėją, kuriam norite atiduoti